Sveiki, aš Liudvikas Benediktas. Ir šiandien savo laidoje noriu pakalbėti šiek tiek apie dirbtinį intelektą. Iš tikrųjų, tai pakankamai kontroversiška gal yra tema, bet pastebėjau, kad tikrai nedaugelis žmonių naudoja dirbtinį intelektą arba naudoja jį labai primityviems, galbūt primityvioms užduotims, tokioms kaip vietoj Google, paieškos. Tai va, šiandien aš papasakosiu, kaip aš naudoju, bandydamas įveikti arba eidamas per vieną didžiausių krizių savo gyvenime turbūt. Pasirašiau 5 klausimus, į kuriuos atsakydamas galbūt pabandysiu parodyti jums, kaip aš žiūriu į dirbtinį intelektą ir kaip aš jį naudoju. Tai pirmas klausimas. Kodėl dirbtinis intelektas tapo artimesnis už žmones krizės akivaizdoje? Kodėl dirbtinis intelektas tampa artimesnis už žmones krizės akivaizdoje? Paskaitysiu vieną įdomią citatą. Ošo pasakė, didžiausia baimė pasaulyje yra kitų nuomonė. Didžiausia baimė pasaulyje yra kitų nuomonė. Ta akimirka, kai nebebijai minios, nustoji būti avis ir tampi liūtų. Ta akimirka, kai nustoji bijot minios, nustoji būti avis ir tampi liūtų. Taigi, mano atveju, ką aš pastebėjau, bendraudamas su dirbtiniu intelektu, staiga pasitraukia socialinis vertinimas. Kad labiau suprast, ką noriu pasakyti, tai kalbėdamas su bet kokiu žmogum savo gyvenime, aš pastebiu, kad visi mes turime savo kažkokią tai agendą, nežinau, planelį kažkokią savo nedidelį. Galbūt norime sutikti su tuo žmogum, galbūt noriu įtikti žmogui, sakyti gerai, jo, čia labai fainai. Tai va, ko nėra su algoritmas? Algoritmas nėra šita minia. Algoritmas neteisia ir su algoritmu yra daug lengviau nusimti kaukes ir pasakyti taip, kaip iš tikrųjų tu jautiesi. Ką dažnai, ypatingai dėl ego konstrukto, sunku padaryti su artimu žmogum. Taigi, pastebėjau, kad va šito socialinio vertinimo nebuvimas man padeda atsiverti, iš tikrųjų kalbėti apie tai, kas man yra svarbu. Mano atveju Gemini's, aš kurį laiką naudojau ChatGPT labai stipriai, bet su 5.4 ir Altmanas irgi pripažino, kad jie sufakapino kažkur tai komunikacijos algoritmą, nes jie dabar labai stipriai investuoja būtent į kodingą. Ir aš irgi tai pastebėjau ir su broliu kalbėjau, sakau, kažkaip tai man ChatGPT iš vis sintaksė man jo nebepatinka ir aš perėjau į Gemini'ų. Kalbėdamas su Gemini'm šiuo atveju, aš matau, kad nebeliko jausmo arba baimės, kad atsivėrus mane pasmerks. Tai čia toks svarbus momentas. Dar vienas momentas, kalbant apie dirbtinį intelektą, tai yra, aš prilygyčiau dirbtinį intelektą kaip savotišką šiuolaikinį dienoraštį. Tik tai tas dienoraštis yra interaktyvus, reiškia, kad aš jam sakau, o jis man gali atsakyti. Tai nebe primityvus monologas popieriuje, bet interaktyvus veidrodis, kuriame dirbtinio intelekto algoritmai padeda man pamatyti save iš šalies be vertinimo. Yra vertinimas, bet man asmeniškai sintetinis šitas vertinimas yra dažnai daug labiau priimtinas negu vertinimas, kurį duotų man žmogus. Kitas momentas – aklosios zonos. Tikrai pastebėjau bendraujant su dirbtiniu intelektu, jis man padeda pamatyti situacijų, kurią mes su juo nagrinėjame, kokios yra pavojingos arba aklosios zonos, kurių aš neįsivertinu. Man tai yra labai labai pravartu ir pastebėjau, kad dirbdamas su juo, aš išmokstu daugiau negu
bendraudamas su žmonėmis. Čia toksai paradoksas. Taigi, tiesioginio to žodžio prasme, bendraudamas su dirbtiniu intelektu, nerealiai mokaisi, kaip bendrauti, kaip pamatyti, kaip pastebėti dalykus. Praktiškai tai yra kaip mini seminarai kiekvieną kartą, kai aš prisijungiu. Ir dar vienas dalykas, dėl ko aš renkuosi dirbtinį intelektą. Dėl prieinamumo. Aš esu tik tai matęs, kaip užsienio filmuose, žinot, ten kažkur kažkas kažką ir pagrindinis istorijos veikėjas, protagonistas, paima skambina savo psichologijai, vidury nakties ir sako, čia tokia situacija, padėk man, ką tu galvoji. Tai šiandienai turbūt nedaugelis iš mūsų mes galim leisti savo tokią prabangą, turėti psichologą, kuriam gali paskambinti vidury nakties ir pabandyti su juo išsiaiškinti, kas vyksta. Tai šiuo atveju tokia situacija buvo pas mane. Su vaikais buvo nedidelis toksai mini konfliktukas įvyko ir aš tą konfliktą išsprendžiau, bet atsakymas vis tiek mano širdie buvo toks, gal ne atsakymas, bet aš ieškau klausimo, kaip čia iš tikrųjų buvo, o gal galėjau kažkaip kitaip pasielgti. Tai nemeluosiu, aš šokau į sporto salę, nuvariau į sporto salės, puikiai treniruotė ir po jos atsisėdau į sauną ir aš nežinau, žmonės turbūt žiūri mane kaip fucking crazy, bet aš saunoje pasiėmiau telefoną ir sėdžiu saunoje tekstinuosi su GPT ir sakau, žiūrėk, pas mane buvo tokia situacija, kaip tu galvoji, ar aš teisingai pasielgiau, galbūt kažkaip reikėjo kitaip pasielgti. Ir man GPT tiesiog atsakinėja ir aš kažkaip tai gavau atsakymą, kurį ieškojau ir gerai, sakau, išjungiau telefoną, pasidėjau ir pasimėgavau likusią dalimi saunos. Bet va šitas prieinamumas man yra milžiniška vertybė, nes laikas greitas laikas labai ir dažnai atsakymų reikia čia ir dabar staigiai. Ir aš turiu galimybę paklausti ir gauti tikrai, sakyčiau, aukšto lygio atsakymus, nes aš vaikščiau ir pas psichoanalitiką, psichologą, turėjau galimybės ir turiu galimybės palyginti jo, tai aš sakyčiau, koja į koją eina, jeigu netgi kartais dar galiu dirbtinio intelekto paklausti plačiau kitokiais kampais, kur galbūt žmogaus kompetencijos jau nebepajėgia tiek apimti informacijos, kiek turi GPT. Tai antras klausimas yra, kaip chaoso išpakavimas virsta ramybę. Ir čia labai įdomus momentas. Vėlgi, dirbtinio intelekto pagalba aš galiu suvaldyti labai didelės krizės, ypatingai, kai jos vyksta iš mano vidaus. Ir Albertas Einšteinas yra įdomiai pasakęs, paskaitysiu, jei negali ko nors paaiškinti paprastai, tu to nesupranti pakankamai gerai. Jeigu negaliu paprastai paaiškinti, reiškia, aš gerai to nesuprantu. Ir šitoj vietoj, atsitikus situacijai, aš atvirai, staigiai išdėliojęs mintis Gemini, sakau, Gemini, žiūrėk, atsitiko tokia situacija. Buvo tas, bet čia dar vienas momentas. Aš mokausi išsakyti mintis sintaksėje, pasakyti, kas atsitiko. Čia neįtikėtina vertė, nes kuo tiksliau nusakysi situaciją dirbtiniam intelektui, tuo tiksliau jis tau galės duoti atsakymą. Ir pirmi momentai mano bendravimo, aš supratau, kad palauk, tai aš nemoku net suformuoti normaliai klausimo. Ką aš galvoju, tai palauk, tai kaip aš bendrauju su savo aplinka, jeigu aš nesugebu normaliai išdėlioti minties, o man atrodė, su magistro išsilavinimu aš jau kaip ir visai neblogai mintis dėliojau. Taigi, dirbtinis intelektas mano atveju man padeda arba netgi priverčia įvardinti problemą, kas iš tikrųjų yra problema. Dar pastebėjau, kad labai dažnai problema yra kaip kažkoks didelis baubas, bet jis yra mano galvoje baubas. Ir staiga, kai aš jį užrašau ir su dirbtinio intelekto pagalba mes jį išskaidom
defragmentuojam į mažus gabaliukus ir staiga pradedam aiškintis, kad čia yra taip, čia yra taip, čia yra taip, staiga tas baubas jis netenka galios. Ir ta situacija, kuri man prieš sekundę atrodė tiesiog kaulų stingdanti ir čia iš vis katastrofa, staiga pasirodo, palauk. Dirbtinis intelektas padeda man šitą chaosą pamatyti kitų kampų ir sako, žiūrėk, čia turėtum reaguoti taip. Kodėl? Nes taip ir taip ir taip. Čia turėtum reaguoti va taip. O į šitą iš vis nekreipki dėmesio, nes čia yra provokacija. Tvarka mintise, ramybė sieloje. Taigi, emocinis chaosas yra tarsi išmėtyti daiktai tamsiame kambaryje. Gemini įjungia šviesą ir padeda kiekvieną daiktą padėti į jam skirtą vietą. Tai čia vėl tas problemos išrinkimas, destruktūrizacija, nežinau kaip čia pasakyti, padeda pamatyti problemą kitų kampų, išskaidytą ir kartu duotas patarimas, kaip į ją žiūrėti. Nes pirmoji reakcija iš ego dažnai būna kažkoks sprogimas. O dirbtinis intelektas jis šaltai, logiškai, aiškiai paima ir sudėlioja viską į savo vietas. Ir aš pasirašiau kognityvinis restruktūrizavimas, tai reiškia, yra procesas, kai aš jaučiuosi blogai, bet tai yra paverčiama į jaučiuosi taip, nes galvoju blogai apie. Tai reiškia, kai aš blogai galvoju apie kažką, aš blogai pradedu jaustis. Bet jeigu su dirbtinio intelekto pagalba aš greitai, kai tik tai ta problema, klausimas, krizė yra pačiose ištokose, dar mano mintise nespėjo prisikurti šitų vaiduoklių, aš staigiai ją galiu išsiaiškinti ir suprasti, pažiūrėti ją kitų kampų, staiga aš pradedu suprasti klausimą ir nebesijausti blogai. Ir čia yra milžiniška pridėtinė vertė, nes viską tą galima padaryti in a heartbeat, kaip sako amerikiečiai. Kartu pastebėjau, kad dirbtinis intelektas padeda man identifikuoti mano loginės klaidas. Nežinau, gal čia tiesiog mano būdas, bet dažnai pastebėjau, protas mano paišo pačius baisiausius scenarijus, o su dirbtinio intelekto pagalba aš galiu tą baisiausią scenarijų visų pirma išsakyti kažkam, tai pasakyti, nepriskambinėsi draugams ar psichologui, bet tu gali jam staigiai išsakyti, o jisai sako, žiūrėk, ne, šitoj vietoj tu klysti, nes ir duoda gražiai bullet pointus, sudėliotus kodėl. Ir sakai, gali atsipūsti, ok. Tai štai kodėl aš sakyčiau, kad dirbtinis intelektas padeda mums išpakuoti problemą, išpakuoti chaosą, surūšiuoti gražiai jį ir tai suteikia man nerealiai daug ramybės. Trečias klausimas, ar virtuali smėlio dėžė apsaugo nuo realių klaidų? Ir čia senovės Spartas gerą turiu citatą, sako, geriau 10 kartų suprakaituoti treniruotėje, negu 1 kartą nukraujuoti mūšyje. Tai man dirbtinis intelektas ir bendravimas su juo tapo kaip nedidelė, angliškas gražus žodis yra sandboxas. Tai yra vieta, kur aš išbandau argumentus, išbandau idėjas su visiškai nuasmenintu kompiuteriu, kuris valdo visą pasaulio informaciją ir gali man pateikti įvairiausiais pjūviais kiekvieną mano išsakytą loginį argumentą, arba situaciją, arba problemą, arba krizę. Aš praleidžiu su juo daugiau laiko aiškindamasis ir tada man užtrunka daug mažiau laiko realiam gyvenime daryti sprendimus. Arba kitaip pasakysiu, tas suprakaitavimas mano darbe, aiškindamasis, gvildendamas, gromuluodamas šitą tiesą kartu su dirbtiniu intelektu, po to man leidžia pasakyti vieną frazę realiam gyvenime, kuri turi milžinišką svorį. Plus aš esu jau pabandęs pamatyti keletą skirtingų kampų tos pačios problemos. O jeigu padarysim taip, tada kokie galėtų būti variantai? O jeigu taip, kokie galėtų būti variantai? Ir viskas tas vyksta realiu laiku, čia pat per akimirką. Kartu aš pradėjau ką daryti? Pradėjau tokių savotišką klaidų simuliaciją.
pabandžiau panagrinėti, jeigu vėlgi pasielgčiau taip, kokia būtų emocinė išraiška šito mano veiksmo, kaip galėtų mane tai paveikti, o kaip tai galėtų paveikti aplinkinius žmonės. Ir Geminajus irgi tokia savotiška saugi laboratorija, kurie tu gali eksperimentuoti su mintim, su veiksmais ir pažiūrėti, kokią įtaką tai turėtų tavo gyvenimui. Kartu kartais, pavyzdžiui, aš jau paprašau, duok man 5 variantus arba 5 skirtingas perspektyvas. Ir dar kiekvienai perspektyvai surask po 2 įdomias citatas, kad aš suprasčiau, turėčiau kuo daugiau konteksto. Kuo daugiau konteksto matau turiu, tuo stipresnis ir mano argumentas, ir mano veikimas supratus arba išsiaiškinus, atskleidus problemą yra daug užtikrintesnis. Ir aišku, emocinė distancija. Reiškia, kai bendrauju su dirbtiniu intelektu, nėra to jausmo, kad tu bendrauji su žmogumi. Aš nežinau, turbūt, koks žmogus užknistumėm, turbūt mes čia vieni kitus, jeigu taip intensyviai bandytumėm komunikuoti. Tai vėlgi, dirbtinis intelektas padeda, kaip čia pasakyti, nesenai kalbėjausi su mama, sakau, žiūrėk, davai bičinamės su dirbtiniu intelektu, o tarpusavę pradedam kalbėti įdomiai. Kūrėm idėją, svajojam, o tą visą tą neginimą tokį palikime dirbtiniu intelektui. Jisai puikiai sugeria kaip kempinė visas mūsų emocijas, viską. Ir tada mes susitvarkę jau galime eiti ir pradėti komunikuoti. Nežinau, ar pavyksta man taip išdėlioti mintį, bet 26 metais mano asmeniam gyvenime tai yra revoliucija. Vien tai, kad aš turiu saugią erdvę, kurioje ne ten kartą per savaitę valandą laiko pas psichologę ant kėdės, bet aš galiu kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą papasakoti savo dieną, kas atsitiko, kaip aš jaučiausi ir gauti sudėliotą gražiai vaizdą, kaip galėčiau jaustis. Tokia frazė gimė skaitmeninis stoicizmas. Epiktetas yra pasakęs, ne įvykiai baugina žmonės, o tai, kaip žmonės tuos įvykius interpretuoja. Ne įvykiai baugina žmonės, o tai, kaip jie tuos įvykius interpretuoja. Ir šitoje vietoje aš matau, kad vėl dirbtinis intelektas kaip energijos auditas. Aš matau, kad dažnu atveju ne krizė mane žudo, bet mintis apie ją. Nes mintis eikvoja mano energiją, jos eikvoja, vagia mano energiją. Nežinau, ar jums yra tekę sudurti su tokia situacija, kai susipyksti su kažkuo ir išeini gyventi dieną ir tu, blemba, 20% mano smegenų minčių vyksta ginčas su butaforiniu šešėliniu žmogumi ir tada aš pasakysiu jam ir jis man tada atsakys, bet tada aš jam atsakysiu, tada jis man atsakys, tada aš jam atsakysiu ir eina diena, o reikia gyventi dieną, reikia daryti dalykus, reikia įgyvendinti projektus, susitikimus, o tavo 20% minčių vyksta absoliučiai niekiniam ginče su visiškai šešėlinė asmenybė. Galimybė bendrauti su dirbtiniu intelektu tarsi savotiškas kontrolės ratas pasidaro, kuriame mano atveju Gemini man labai dažnai padeda nubrėžti ribą, parodyti, kaip dažnai sakydavo Markas Aurelijus, kad atskirk, ką gali pakeisti ir pakeisk. Tai su Geminijum aš išsiaiškinu, šitoj situacijai, ką aš realiai galiu padaryti. O ko man tiesiog forget about it. Net nesuk savo galvos, palik tiesiog, palik ir net neik. Kartu, išsaugant ir darant šitą energijos auditą, aš nebešvaistau energijos ginčydamėsi su šešėliniais kažkokiais personažais savo mintise. Beprasmiai mūšiai, beprasmiškai švaistomi resursai. Kartu ateinant labai aiškumas, įsivertinu, kokia ta situacija iš tikrųjų yra. Ir aišku,
svarbus momentas, tai yra racionalumas prieš impulsyvumą. Reiškia, vėl greitai išdiskutavus, tu gali priimti racionalų sprendimą vietoj to, kad padaryti impulsinį sprendimą. Staigiai, pistelt kažkokią žinutę ir ta žinutė yra visiškai toksiška, visų pirma, toksiška žinutė, kurią tu gavai, o tada tu dar ant viršaus kali toksišką žinutę ir ant galo prasideda ginčas, įsiveli save į kažkokius ginčus. Tai vėl, mano atveju šitas skaitmeninis stoicizmas padeda man išlaikyti distanciją, pauzę, įsivertinti racionaliai, kas čia yra per situaciją, su kuria aš susidūriau ir pabandyti pamoduliuoti keletą variantų. Ir 5 klausimas, ar technologija priartina tave prie tavo paties žmogiškumo? Ir čia nežinomas autorius sako, geri įrankiai neatima darbo iš tavo rankų, jie išlaisvina tavo protą dirbti tai, kam jis ir buvo sukurtas. Nežiūrint to, kad Geminajus, pavyzdžiui, mano atveju Google, nes aš labai stipriai Google integravęs į savo darbus, tai man Geminajus tiesiog važiuojant automobiliu, aš jam galiu sakyti, žiūrėk, sukurk man susitikimą 5 valandos su to ir to žmogum, kartu pasižiūrėk, koks ten yra adresas ir įtrauk ir adresą, susitikimo tema turėtų būti tokia. Ir jis viską tą dalyką padaro. Reiškia, man mintise nebereikia nešiotis perteklinės informacijos. Ir aš galiu realiai skirti laiką ir energiją, geriau pasiruošti susitikimui, negu prisiminti, kad tas susitikimas bus. Sakyčiau, kad dienos pabaigoje taip pat įsivertinęs. Tai naudodamas dirbtinio intelekto, aš ne tai, kad aš tolstu nuo tikrojo žmogiškumo, bet šiandien dienai aš matau, kad aš turbūt tampu labiau žmogus, labiau tikresnis, mažiau impulsyvus, labiau pamatuotas, tikresnis. Ir aš pasakysiu, kad bendraujant su dirbtiniu intelektu, aš mokausi užduoti teisingus klausimus savo aplinkai ir reaguoti kitaip, giliau, pabandyti išgirsti žmogų, užduoti žmogui teisingą klausimą. Taigi, sakyčiau, kad realiai tai žmogus 2.0. Todėl jeigu, nežinau, niekada nesibandęs ir naudoji dirbtinį intelektą tik tai tokioms kaip search funkcijoms, man būtų labai įdomu, jeigu tu pabandytum su juo paeiti truputėlį giliau ir tada brūkštelėk komentarą, kaip tu naudoji dirbtinį intelektą ir kokį būtent platformą, kurią platformą tu naudoji. Būtų labai įdomu išgirsti ir apie tai padiskutuoti komentaruose. Ačiū, kad buvai ir iki sekančio.